Sveiki, su jumis Tomas Kravets. Šia video tema – vyrų sveikata. Jei dar nesate įsigiję mano abiejų knygų, rekomenduoju tai padaryti dabar. mitybos-inžinerija.lt. Kas labiausiai įtakoja neigiamai vyrų psichinę ir fizinę sveikatą Europoje? Sėdimas gyvenimo būdas. Europoje tarp vyrų labai išaugo sėdimo gyvenimo būdo paplitimas. Europos sveikatos apklausos duomenimis 2020 metais daugiau kaip 40% suaugusių vyrų nurodė neužsiimantis reguliaria fizinė veikla, o tai didina fizinio silpnumo ir nutukimo riziką. Mitybos įpročiai. Vienas iš veiksnių lemiančių nutukimą yra didelio kaloringumo ir mažo maistingumo maisto produktų vartojimas. Eurostato duomenys rodo, kad sparčiai išaugo perdirbto ir greito maisto produktų vartojimas. O vienas iš 4 vyrų Europoje reguliariai vartoja tokius maisto produktus. Tokia mityba siejama su nutukimu, širdies ir kraujagyslių sistemos problemomis ir sumažėjusia fizinė jėga. Streso lygis. Europos vyrai vis dažniau patiria lėtinį stresą. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra pranešė, kad 2020 metais su darbu susijęs stresas paveikė beveik 30% Europos darbuotojų. Stresas gali sukelti daugybę sveikatos problemų, įskaitant susilpnėjusį imunitetą, širdies ir kraujagyslių problemas ir sumažėjusį fizinį pajėgumą. Miego trūkumas. Europos miego apnėjos duomenų bazėje pabrėžiama, kad daugiau kaip 35% Europos vyrų kenčia nuo miego sutrikimų, kurie gali sukelti lėtinį nuovargį, sumažėjusią raumenų jėgą ir padidėjusią streso lygį. Laikas praleidžiamas prie ekrano. Pernelyg dažnas elektroninių prietaisų naudojimas prisideda prie fizinio silpnumo. 2021 metų statista atlikta apklausa parodė, kad Europos vyrai vidutiniškai 3-4 valandas per dieną praleidžia prie ekrano su darbu nesusijusio veikloje, o tai lemia sėdimą gyvenimo būdą. Visuomenės senėjimas. Europos demografinis poslinkis link vyresnio amžiaus gyventojų taip pat turi įtakos. Vyrams sensant natūraliai mažėja raumenų masė ir jėga. Eurostato duomenys rodo, kad 65 metų ir vyresnių Europos gyventojų dalis nuolat didėja. Ekonominis spaudimas. Ekonominiai sunkumai, tokie kaip nedarbas ir finansinis nesaugumas, gali sukelti stresą. ES darbo jėgos tyrimo duomenimis nedarbo lygis didėja, ypač tarp jaunų vyrų, o tai prisideda prie su stresu susijusių sveikatos problemų. Psichikos sveikata. Daugėja psichikos sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis per pastarąjį dešimtmetį depresijos atvejų Europoje padaugėjo net 18%. Psichikos sveikatos sutrikimai gali sukelti fizinių simptomų, įskaitant nuovargį ir silpnumą. Piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis. Eurobarometro duomenys rodo, kad tarp kai kurių Europos vyrų paplitęs besaikis alkoholio vartojimas ir piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis. Toks elgesys gali sukelti tiek fizinį silpnumą, tiek psichikos sveikatos problemas. Socialinė izoliacija. Vienatvė ir socialinė izoliacija dar labiau sustiprino šiuolaikinis gyvenimo būdas ir COVID-as. Šie veiksniai gali prisidėti prie streso ir fizinės sveikatos susilpnėjimo. Remiantis Eurofund duomenimis, 2020 metais kas 5 Europos vyras patyrė vienatvę. Svarbu pažymėti, kad šioms problemams spręsti reikia įvairiapusio požiūrio, apimančio sveikatos priežiūrą, viešą politiką ir individualų gyvenimo būdo pasirinkimą, siekiant skatinti Europos vyrų fizinę ir psichinę gerovę. Žiūrėkite kitus video, kuriuos matote ekrane, prenumeruokite patį didžiausią kanalą lietuvių kalba apie sveiką gyvenseną ir mitybą ir susitiksime kitose video. Iki.